Pirmą pradėkit užsienioje gripas treniruotis. Turi būti gripas, nes taip yra geresnis sukipimas ir tikslumas pačio smūgio. Po to yra daugybė niuansų, nuo ko priklauso smūgio stiprumas, jo kokybė, tikslumas ir visą kitą. Pirma, tai yra kamuoliuko pozicija. Jis turi būti ne po lazda, o truputį atgal. Ant garlando stalo. Jo, ant garlando. Tai nežinau, jeigu jūs žinot šitą. Turi būti truputį atgal už lazdos. Dėl šito dalyko kamuoliukas, kaip kai mušat, jisai... O Dieve, čia labai daug yra teorijos iš tikrųjų. Pati esmė smūgio, kad kai kamuoliukas yra tiesiai, jisai nebus toks taip pat toks stiprus smūgis. Negu kai yra kamuoliukas biškį atgal. Nes kai yra atgal, kai smūgiuoji, būna tokia, kaip čia pasakyti, sprogstamoji jėga gaunasi. Iš spaudimo? Iš spaudimo, sprogstamoji, stipriau tiesiog lekia. Po to, sabura kaip jūs stovi. Būna žmonės žaidžia, muša pulą labai, čia lekia kažkur. Tai mušat, jeigu norit mušt pulą gerą, tai gal ranka turi sudėti savo įstumą. Ar jūs turi stovę taip, kad dėl vos net tiesiai jau dėl vaikščią. Po to, kai jau... Jo, tai va, yra kamuoliuko pozicija, kaip jūs stovit, ir tada ranka ant lazdos. Rankenos, sakykime. Strypo rankenos. Kai žaidėjas, kadangi mušat pulą, kamuoliukas turi būti atgal ir žaidėjas turi būti ir vidurį kamuoliuką ir biškį pakreipęs atgal, tada jūsų ranka turi būti, kai dedat ranką taip, tada jau yra teisingai. Kai žaidėjas yra palinkęs atgal, pasviręs, jūsų ranka yra tiesiai, tada yra teisingas. Po to pulą galima mušti įvairiai. Ir gali būti kreivas, tiesus, trumpas, kreivas, trumpas, tiesus, ilgas ir ten bilė kokie. Tarkim, pradėkim nuo smūgio iš vietos kreivą. Iš vietos kreivas yra mušamas taip, kad kai jūs stovėt normaliai, jūs jau pramokė, ten stovėsna, jaučiat, reikia stovėti viską ten. Bet smūgis iš vietos yra kamuoliukas truputį kilstelimas vietoje. Ir tada paleidžiam. O smūgis pula iš riešo jau, ja? Pulas iš riešo, pagrindė iš riešo. Realiai daug važinėjau, nemačiau, kad kas iš delno muštų iš galo būtent. Iš priekio įvairių yra. Esu matęs variantų, bet iš galo tik iš riešo matęs. Tai va, tai pakeliamas, kreivai paleidžiamas. Čia gavo. Ranką dar. Ir tada galima jau stipriau, kai jau pramokstat. Dar biškai parodo, parodo. Kiek turėtų išsilenkti priešas žaidėjo padėtis po smūgio? Kai muši kreivą, tai esmė tame, kad kreivas yra mušamas kaip yra pasai, prieš pasakai. Tai kamuoliukas yra... Kamuoliukas yra išstumiamas. Gražiai. Tai čia yra lygiai tas pats. Jisai pakeliamas, taip jisai sumažinamas smūgio, nežinau, kampas galima sakyti. Ir jisai turi palydėti. Tarkim, kai muši iš priekio pulą arba šiaip bandai tiesą mušti, tai būna, kad tu tiesiog tokį pat kik, trenki per jį. O čia tu turi jį pridėti. Ir tu atsinuitų. Ir taip tu gali reguliuoti, kokio kampus eisi. Būna, esu matęs tokių gražių pulų iš vietos, kad išeina į patį tolimiausią kampą. Ir kaip tai įtakoja? Aš tai darau jį tokį. Tiesiog pakeli ir laukia, kol norėtės. Aišku, kartais tai gali būti blogai, nes būna prigauna. Iš vietos muši prigauna ir kadangi pakelės muš atgal. Bet dažniausiai nepagauna, nes jau kai yra kreivas toksai, tai dažniausiai būna, kad žaidėjas kadangi stato gynybą įvairiai, dažniausiai tokia būna ir dengia maždaug šitaip. Ir čia būna visą laiką laisvės per tą kampą. Kamuoliukas iš čia. Taip. Būna dar čia, kadangi su gynyba kartu, kai iš gynybos tai yra daugiau per 4 salas turėti, būna, kad vaikšto. Tai dar galima tokią opciją padaryti, kad kadangi vaikšto, bandai truputį parideni, žaidėjas nušoka, irgi bus, beveik 100%.
yra trumpas puolas. Čia trumpas puolas, ilgas puolas, vidutinis puolas, tiesus. Yra praktiškai tas pats smūgis, tik tai skirtingas taimingas pačio patraukimo. Pats smūgio stiprumas turi būti išlikę tas pats įsilaikyti. Aišku, nusigavom, blogai stovėjau, panašiai. Realiai visas tas smūgis, puolas yra priklausoma to, kaip tu stovi. Pats stiprumas viskas. Sakau, būna atsistoja, paima pats blogiausias puolas vaikas. Visi mėgėjai pradeda taip atsistoja va taip ir laiko ranką žemyn. Krumpliai žiūri žemyn visiškai. Net norėdamas nelabai gausi stiprų smūgį. Tai va, reikia atsistoji. Aha, matai darbą, ranka žiūri, krumpliai žiūri kažkur ten tą bakariuką. Nežinau, vardas varia. Ir pats esmė, kad pulas, kai tu muši pulą patrauki, teisingai paaiškinus. Pradeda žaidėjai dažniausiai traukia ir tada bando kažkur kažkaip. Pulas yra mušamas taip, kad tu realiai pastumi, apibėgi ir lauki, kur tu nori mušti. Taip. Pats taikymas jis vyksta tai, kad tu pamatai ten tarpą. Aha, tarkim, čia yra tarpas, ne? Šitai vieta yra identiška šitai vietai. Ir tada žiūri. Aha, jeigu sudengėsi taip, vadinasi, čia yra laisvas. Čia, to reikės čia mušti. Kamuoliukas atgal, ranka taip. Gerai. Nu dabar lėčiau. Blogai pusė apsinimavo. Pats smūgis, tai va, tačiau tai pati treniruotė smūgio pulo, turi būti atsistoja kaip visą laiką, turi pradėti smūgiuoti visą laiką taip pat. Visą laiką stengtis išlaikyti pačią poziciją. Žiūrėti, kad tavo ranka nekliudytų, kad kūnas nekliudytų rankai, kad ranka laisvai judėtų. Yra, tiesinant kamuoliuką yra toks dalykas rekoilas. Yra kai traukia greitai, tai jeigu muši tiesiog jis yra nuėsi. O tas rekoilas ištiesina kamuoliuką, o rekoilas yra smūgio metu žaidėjas turėti atgal. Taip. Užpjovimas galima. Jo. Iš priešingą pusę tai tas pjovimas ištiesina smūgį. Yra, aha, čia per daug, apie tai per daug. Supratom, ne? Kaip sakot? Kaip ir visose smūgis rekordas. Gali būti vidutinis pulas kreivas. Priklauso nuo to, kaip gynybas. Gynybas pavyzdžiui irgi neparodys, ar kaip būna dažniausiai dengia apsižergia tašką ir puolėjas su šito žaidėju dengia vidurį ir tada su šito žaidėju dengia čia, su šito bando irgi dar vidurį prigauti rūką. Tai būna, kad palieka tokius, aha, pamatai, tiesus neina, niekur neina, čia tarkim uždengta yra, aha, ir, nu tarkim, stipriai. Čia nais turėjo ateiti? Čia turėjo, į vidurį ateiti. Ilgo pulo treniruotė vyksta. Ilgas pulas tai yra jau skaitosi taškas ir toliau. Čia jau sunku stiprų smūgį padaryti. Bet treniruotė vyksta taip, kas tarkim ilgas taškas, nuo čia jau yra ilgas. Skaitosi. Nu, dar biškai atgal. Pamušat, laukiat, smūgiuojat. Ir po kurio laiko, iš pradžių greitai nesigaus, gausis kažkas, pametu. Geriausias žaidėjas sako treniruotis iš karto greitai. Aš treniruosi po truputį, kad didinu greitį, didinu ir man visą laiką tiksliai išėjo. Geriausias žaidėjai, kai mokosi, kai patiria mokosi, tai būna taip, kad mušk iš karto visą maksimum greitį. Čia tik po to pradės tiesėti, nebeisi sieną. Tai... Smūgis.